Labas vakaras. Šiandien norėčiau pasidalinti. Buvau seminare ir buvau paprašyta pasidalinti savo istoriją. Ta jau žinojau prieš kokį gerą mėnesį ir kažkaip labai ramiai nesiruošiau, galvoju, ateisiu, pasakysiu. Bet gavosi taip, kad rytą atsikėlusi supratau, kad net nežinau, nuo ko pradėti ir kuom pasidalinti. Ir prisėdau prie kompiuterio panagrinėti savo buvusios problemos. Kalba eina apie depresiją. Jų yra ne viena lygių, ar kaip čia pavadinti. Ir jas peržvelgiant, suvokiau, kad kiekvienu etapu pabuvau juose visuose, kol pasiekiau paskutinį. Galvojau, pavyks kažkaip perduoti tą mintį per seminarą. Ir kai reikėjo dalintis, išsimušiau visiškai iš vėžių. Labai greitai prisiminiau, kur buvau, kokiam taške, ką išgyvenau. Buvo be galo sunku kalbėti. Po pasidalinimo ir per renginį, per pertrauką priėjo labai daug žmonių, padėkojo. Pasirodo, labai nemažai turi savo aplinkoje su ta pačia problema arba turėjo. Ir šiandien buvo labai daug žmonių, naujų. Ir man taip sutapo, kad aš atsisėdau prie moters ir kai atsisėdau po savo pasidalinimo, jinai labai susijaudinusi buvo. Po to mes sėdėjom tokiais rateliais ir reikėjo kiekvienam pasidalinti kažkokia ar savo patirtim, ar kitos žmogaus, kas padėjo, kaip susitvarkė ir panašiai. Ir man taip sutapo, kad ta moteris taip pat buvo tame ratelyje ir teko išgirsti jos istoriją. Daug metų turinti irgi depresiją, turinti širdies didelių problemų ir iki tokių sudėtingų priepuolių, netgi sakyčiau, dalinosi, kaip jau per tiek metų, taip įdomiai pasakojo, kad kitokio lygio, kad sustoja širdis net keliom sekundėm. Bet taip dalinasi, kaip įkvėpti, iškvėpti, jau iki tokio lygio, kad lygiai atrodo susigyventa, bet ir pasidalino, kaip jau kurį laiką gyvena be priepuolių, jau kurį laiką nevartoja visiškai antidepresantų. Labai įdomi patirtis. Mūsų labai daug tokių. Ir turim aplinkoje turbūt kiekvienas, jeigu apsidairytumėm, žmonių, kurie nuo kažko kenčia. Kas nėra to patyręs, yra be galo sunku suprasti ir suvokti,
Nebūkim abejingi. Nenusisukim ir net nežinau, kaip prisibelsti iki žmonių, kuriem tai svetima. O gal reikėtų beltis, kas tame etape yra. Tai jūs žinokit ne vieni. Man pavyko išlipti iš šito viso. Ir per keletą metų, ką supratau, kad iki tokio lygio, kur buvau, tai nebuvo, kaip aš maniau, kad buvo pogimdyvinė depresija. Ne, tai buvo per daug metų prikapsėję ir tik kažkada buvo paskutiniai lašai. Bet galiu tik pasidžiaugti, kad baigėsi viskas labai laimingai. Šiandien jaučiuosi visiškai kitaip. Ne tik šiandien, bet jau keletą pastarųjų metų. Man pavyko ir dalinuosi tą žinutę, kad ir kitam gali pavykti. Gero vakaro.